Šiandien atvažiuoju lauko ir susitikau netikėtą svečią. Augalai, sakykime, taip patraukė dėmesį. Nežinau, pasižiūrėsim, kas čia gavosi pas mumis. Svarbiausia įsitikinti, kiek yra sukaupta sausų medžiagų. Jaunuoliai darbuojasi tenai. Bet jisai šmikis, kai supūva iki pavasario, tai jo šaknis kaip lieka labai užrūkština. Ir spalio 17 dieną atvykite čia į šį lauką. Sveiki, ūkininkai! Šiandien atvažiuoju lauko ir susitikau netikėtą svečią. Sveiki. Tai truputėlį gal apžvelgsim, ką mes čia dabar darome šitame lauke, sakykim. Nes matau, jaunuoliai darbuojasi tenais. Tai pas jumis visą laiką netikėtumų įvairių yra jau nuo senų laikų, kiek žinau. Tai ir tie posėliniai jūsų tarpiniai augalai, sakykime, taip patraukė dėmesį visų, ko gero čia jisai ir iš jūsų įrašų visi čia žino ir visiems įdomu, būtent nestandartiniai sprendimai ir visa kita. Tai dabar, kaip sakėm, jaunuoliai kaip tik tai ima tą biomasę, kuri čia spėjo užaugti pas jumis. Ir nežinau, aš čia įvairius variantus čia su Dovydu mes čia sudėliojam, tokius įvairius mišiniukus. Nežinau, pasižiūrėsim, kas čia gavosi pas mumis. Nes kuo daugiau augalų, nes ta bioįvairovė augalų svarbiausia, kad jų būtų kuo daugiau augalų, tuo daugiau nueina eksudatų vadinamų įskyrų į šaknis, tuo dirvožemį nuo to smagiau darosi. Nes jeigu mes, pats baisiausias dalykas, tada augintojas palieka pliką lauką. Dar jeigu jį suaria ir palieka žiemai, tai turbūt nieko tragiškiau nesugalvosi dirvožemį, kaip jį palikti atvirą. Tai čia nuo senų visi vadovėliai rašo ir ko gero gamtoj mes nematysim, gamtoj nesutiksim atveju, kad gamta pati pasiliktų pliką lauką. Čia tik tai žmogus sugalvojo palikti pliką lauką. Nu, tai mes va čia būtent ten pačiam pradžioje palikom tuščią vieną ruoželį tam, kad palygint, kaip kontrolę tokią padarėm, kad kas būtų, jeigu būtų, ir kas būtų, kas yra. Tai kaip sakoma, tai va tokį variantą, kad ūkininkai susidarytų tą, sakykime, įvaizdį, tokį įspūdį, kad kokia nauda yra iš tų, sakykime, tarpinių pasėlių būtent. Smagiausiai tai šitas žiūrisi, taip atrodo. Jo, čia yra tas vadinamas gyvas mišinukas, tik tai čia yra su kun sėta sėjamąja, o ten toliau yra su kleidonu yra sėta. Kažkaip tai kleidonas, kaip eilutėm pasėjo, atrodo truputėlį kažkaip tai gražiau. Bet visumoje taip, kai žiūrim, tai irgi čia to visko yra, viso gero. O, čia ir linų. Jo, čia linai, dobilai, grikiai, čia mišinys yra ganėtinai nemažas. Dobilai. Ir žirnių. Jo, žirnių yra. Šakninis ridikas yra, nežinau, aš tik tai vienintelė, kad man biški skeptiškai žiūriu į garstyčias, kadangi kryžmažiedis. Bet... Jo, šitie bastutiniai, jie taip paskui palieka savo, jeigu jis nesužydės, tai viskas tvarkoja, jeigu nežydė. Jeigu nežydė, tai jisai nieko baisaus. Jisai iki žydėjimų nepalieka apie save žinios jokios. Bet jeigu jisai pradeda žydėti, jis jau palieka žinutę dirvožemį ir čia atėjęs rapsas supras, kad buvo giminaitis ir tas giminaitis paliko patogenus, visus padaugino. Tai šitas yra blogai, sliekai nuo pat paviršiaus. Tas mums svarbiausiai. Ir šaknų kiek baltų yra įvairių. Ir reiškia, dirva gyva, o čia jau čia toksai prilygsta tam, kaip pasižiūrite ant Vokietijoje ir pas kitus dirvožemį pats įkasėjo, sliekai iš karto. Ir va čia. Kaip pabira, aišku, čia greičiau. Bet jinai savo darbą jinai dirba ir labai smagiai dirba, tarp kitko. Ir dirvožemis. Svarbiausiai kvapas geras.
Jokių nesijaučia, jokių pelėsių. Man čia dar į šitą labai prašytųsi šiaip aviža. Nu taip, aviža, kadangi trūksta, čia anglies balansui vadinama. Tai čia kur yra, sakykime, kviečiai, pabiros, o ten, sakykime, jau yra. Nu ten mano anam tam nuotiliniam, ten yra avižos, bet jinai irgi tokia nebuvo labai daigi, tai... Nes aviža, jinai, va, tas būtent anglies daug sukaupė, nes peleningiausia iš tų visų yra. Nu, jeigu norėtum anglies dar daugiau sukaupti, reikėtų čia dar kukurūzai iššauti. Viens kits yra tenais įmestas. Tai kukurūzai būtų super dalykas. Ojas geras, bet jisai šmikis, kai supūva iki pavasario, tai jo šaknis kaip lieka labai užrūkština. O čia kažkoks, čia mišinys yra. Čia jau gerai mišinys toksai saulėgrąža. Na, jie čia... Įmaišyta saulėgrąža jau irgi tokia. Yra, vikis, linas, matau, irgi. Na, pacelija. Na. O, su dronu va šičia va yra pasėta. Tas pats mišinys va šičia va yra su dronu. O, matai, jisai toliau tenais kaip geriau yra kažkaip. Jo. O šitoj vietoj iš viso tuščia. Ir spalio 17 dieną atvykite čia į šį lauką ir pamatysite, ten va vyrukai dirba toliau. Karpo dabar būtent imam mėginius augalinės masės, išdžiovins, pasvers, paskaičiuos, bus rezultatai, su kuriais galėsite susipažinti atvykę čia į lauko dieną.